Taigi, devintoji užduotis prašė išspręsti štai tokią nelygybę. Na ir kaip ją reikėjo išspręsti, tai buvo galima tiesiog atkreipti dėmesį, kad kairėje nelygybės pusėje turime tiesiog kvadratinės kaip funkcijos išraišką. Tai tam, kad įsitikint galima, pavyzdžiui, buvo atsiskliausti, gauname x kvadratu minus x. Na ir tiesiog reiškia grafiškai ir spręsti šitą nelygybę. Matome, kad prie x kvadrato koeficientas yra vienetas, tai yra, kitaip sakant, jis yra teigiamas, nes parabolės šakos eina į viršų ir brėžiame parabolės eskizą. Žinoma, nusistatome, kur parabolė kerta OX ašį, tai padaryti yra nesudėtinga, tiesiog būtent tą reiškinį x kart x minus 1 prisilyginam 0 ir gaunam, kad x lygu 0 arba x lygu vienetui. Užtat atsidedame šitos taškus, reiškia parabolė šiuose taškuose reiškia kerta x ašį ir tiesiog mes dabar turime žiūrėti, kur ta parabolė reiškia yra žemiau OX ašies, kadangi mes sprendžiame nelygybę, kai yra mažiau arba lygu už 0. Tai reiškia, turime žiūrėti, kur reiškia ta parabolė įgyja būtent neigiamas reikšmes. Tai gauname, kad tai yra intervalas nuo 0 iki vieneto. Intervalo galus įskaitome, nes matome, kad čia dar yra parašyta ir lygų. Vadinasi, atsakymas yra D.